Taigi, jaukai. Šiandien naudosime Match Pro. Bus 2 kilai Super Brazem. Toks rusvos spalvos į spalvą Renukas F1 Match. Ir epiceinis 500 gramų ir natūralaus arakisą pabandysim. Jaukas pats iš savęs šitas nėra labai sunkus, tai šiek tiek sunkinsim. Aromiksu, aišku, pasaldinsim. Vandens bus 4 kilai, supilsim kažkur apie 1,5 litrų per 3 kartus. Sauso jauko nesijosime, persijausime tik tais pilnai sudrėkintą ir matysime eigoje, paskui gal reikės papildomai padrėkinti, bet vis tiek naudojant gyvus, tas jaukas ir taip susunkėja, tai geriau jo neperdrėkinti, nes paskui jau išsausinti sunkiau. Tai pradėsime nuo šitų. Lengva kalendra. Kažkaip tos saldumos ir nesinori. Jau. Nors atgarsių visokių girdėti, ir ant geltonų pagauna, bet daugiau kalba, kad jau geltonas. Ir taip sunkiai čia šįmet buvo su juo. Nu šito frakcija tai kažkas tobulo yra. Labai geras dalykas. Dabar pažiūrim, kas čia. Kvepia. Gal viso nedėsime dabar, dar pažiūrėsime, kaip čia bus sumaišytas. Aroma irgi, nepasakiau, aš tai taip darau, 2 indeliai ir paskutinių drėkinimų 1/4 ar 1/3 aromikso supilu į tuščią indelį, tokį čia 250 ml ir paskutiniu kartu sudrėkinu. Nepilu tiesiai iš čia, neskiestu ir taip toliau. Bet čia turbūt visi taip daro. Pas kiekvieną savi metodai. Svarbu tikėti. Saldiklis. Šaukštelių neturim. Gaila, kad per kamerą dabar va. Vai, saldukai. Ir žiūrim, kas čia gaunasi. Spalva tai nėra mano mėgstamiausia, bet ką galiu pasakyti, kad vandenys atrodo geriau žymiai negu dabar, nes ta tokia ruda spalva tai nelabai. Tai kvepia rakis. Pusę dabar pirmam kartui, tai čia bus apie 0,5 litro. O. Aha, dar reikia. O, dabar gerai. Nu jaukas tai tu graži ryža čia vadinasi.
Tai, kaip minėjau, trečiu drėkinimu panaudosime ir Aromiksą, susitvarkom, nešimės daiktus ir ko gero nerodysim, kaip sijojam, visi viską žinot, kartotis nereikia, tai nešam daiktus ir susimatom nuo kranto. Sveiki žvejai. Sėdim prie Nemuno. Nes visi karšius gaudo Nemune. Bet kadangi mes mėgstam išsimiegoti, tai visos vietos užimtos. Net tokiam man kaip Kūdam nėra vietos. Šiaip esam žemiau Kauno. Tai ten, kur reiktų žvejoti, kai viskas užimta. Per pietus atvažiavom, tai jau gerokai pavėlavę. Atsisėdom čia čiut už Zapyškio. Tai nežinau ką pasakyti. Pagal teoriją dieną smulkmė, sutemus ateina karšis. Mes tiek laiko neturim, tai pažiūrėsim dieną. Nu tai taip ir vyksta panašiai. Tik tais tiek, kad srovė labai stipri. Tai gaudom iš 22 metrų, nes bandėm 30, tai 140 su ragais, pučia, kai nežinau. Artimais atstumais iš po kojų aš nelabai tikiu, bet sąlygos tokios, kad kitaip neina. Opa! Atsidarėm Nemuną. Dar tokio pakramtyta žuveliukas. Tai gera valanda daugiau žvejybos jau. Nieks nesikeičia smulkmė, išlieka dabar gal šiek tiek sumažėjo, bet vyrauja matilius, praktiškai nieko kito nenori. Kartais išeina apgauti su raudonais dzikais, bet tik į tarpus. Į tai tokiais atbalais dantim atrodo valgo juos. Matilių tai tarkuoja gražiai. Ir dabar turim 4:30, dar gerą valandą laiko. Gal netyčia karšelis ateis, tas smulkmė pasitrauks. Nu viską pamatysim. Kol kas tiek žinių. Karšis tikrai. Kibimas tai radiacinis. Ešerys. Ne ešerys, atsiprašau. Nu, čia dabar. Kada filmuoja, tai štai būna visada. Jie patinė lūpytė Šapalinskis. Smagu traukti. Varyk.
matiliaus. Tada. Be skaičiaus. Šitie. Sliekai daugiau svėrė negu žuvis. Vojanauskas. Viskas kaip ir kalba liaudis. Vyksta čia. Va tokių daug. Vadėlis tai 1,20 m plius minus. Kabliukas Gamakatsu 210B 14 numerių. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Tas atstumas man nepatinka čia. Nu, bet veiksmų yra. Šiaip žvejų tai daug visur. O, jau dziką bando užpult. Artėja vakaras ir karšis čia ateina ant sutemos. Ir tas matyti iš tikrųjų pagal žvejus, nes jau dabar mums iš dešinės ten yra. Pradėjau žvejoti, priekį renkasi žmonės. Tai pagal teoriją viskas taip ir vyksta. O pas mus kol kas sėkmingai gaudom kuoją. Ir vargų nematom. Bet karšėlių neišlauksim. Bet sekančią žūklę padarysim gal vakarinį. Pražvejojome geras 3 valandas. Viskas pagal teoriją. Smulkmės daug, kimba tikrai gerai. Aišku, pagrindinis masalas tai buvo be konkurencijos matilius, nelabai kažką kito buvo galima įsiūlyti, bet su matilium tik nusileidžia ir iškart virpėjimas. Pavadėlio ilgis apie 1,20 m, kabliukas buvo Gamakatsu 210B 14 numerio, atstumas 22 metrai, iš toliau nelabai buvo galimybės ir žvejoti, srovė stipri, gilis apie 1,5 metro. Tad šiandien daugiau laiko neturime, pagal viską, ką kalba žmonės iš tikrųjų ir parduotuvėje, tai čia žuvis ateina ant vakaro ir dabar matyt, kad renkasi daugiau žvejų jau, matyt, ant vakarinių kibimų laukia. Mes šiandien baigiame, tvarkomis daiktus. Prenumeruokit būtinai kanalą, surinkus 1000 prenumeratorių paskelbsime konkursą. Dovanosime tikrai vertingas dovanas. Taip pat fizinėje parduotuvėje Fishing Insight Marijampolėje, manau, greitų metų paskelbsim žaidimą ir padovanosime prieš šventes Deeper komplektą. Ten, aišku, bus tam tikros sąlygos, bet tikrai pilnai įgyvendinamos. Nuo šiol Fishing Insight yra ir Instagrame, paieškokit, pafollowinkit kanalą, tiek parduotuvės, tiek mane asmeniškai, ten bus ir daugiau žvejybinio kontento ir iki susitikimų kitą kartą. Iki.